KGB atvejis nėra unikalus, kad jie bandė centralizuoti ir visus susemti ir sunaikinti taip ginkluotą pogrindį. Jie taip darė visur. Ir Ukrainoje, ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir visur, kur tik tai kilo ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai. Bet ir beveik visur jiems tai pavyko, Lietuvoje ne visai jiems tai pavyko. Ir čia, aišku, reikia padėkoti pirmiausia Juozui Lukšai Daumantui, na ir po to Antanui Baltusiui žvejui, kuris visada buvo linkęs nepasitikėti iš pašalies ateinančiom kažkokiom iniciatyvom. Jisai visą laiką bandė viską daryti pats, nes nenorėjo tikėti, kad čia iš Vilniaus, iš centro kažkam rūpi čia centralizuoti partizanų vadovybę ir jisai pasirodo buvo teisus. Lietuva vėlgi visam rytų Europos kontekste yra to unikali, kad niekur kitur galutinai partizaninis pasipriešinimas nebuvo centralizuotas. Tai Lietuvoje tai pavyko padaryti 49 metais ir iki pat laisvės kovų pabaigos veikia kaip vieningas laisvės kovos sąjūdis. Ruošėmės tam apdovanojimui, buvo vadovybės, 3 laužai užkurti buvo, vyrų irgi jau buvo daugiau negu 100, mano manymu. Buvo virėjas, puodas konkuliuoja, verda pusryčiai, mes rytą pribuvome į tą stovyklą. Žvejas atvyko su savo adjutantu ir įteikė tuos apdovanojimus. Visus išrikiavo, prisegė, paspaudė ranką. Bet aš kad taip įspūdingai jaučiausi, tada taip lyg kaip užhipnotizuotas tokiu pasitempimu. Rodos buvo tam įsakyme parašyta, dėka triupo taiklios rankos, kurjeris buvo nukautas, dokumentai paimti, taip išskaičiau tą raportą vado. Nu tai mes nutarėme, žiemą ateina, jau ruduo, reikia pasiruošti žiemai maisto. O Pilviškių prie geležinkelio stoties buvo krautuvė. Tai buvo paskirstyta, kas automačikai, kur turi trumpus ginklus tiesiai į vidurį. Mano buvo vokiška 10 šūvė, tai jau ilgas šautuvas jau. 10 gali spausdinti, neužvedant. Tai aš pasilikau kieme prie lango. Tik tai pūsti per gonkas išbėgau baltais marškiniais. Ir per kiemą bėga tolin taip. Ne į gatvę, bet kiemu tolin bėga taip. Tai aš stok, jisai kaip nešėsi, taip nešasi. Aš buvau geras bėgikas, Vytis jau artėn, o jis pribėgo prie tvoros, tvora ten užtverta lentinė, tokia tvora. Jis atbėgo nei per tą tvorą, nei perlip, nei peršaukt, nei perlyst. Tai jisai tik tai kryps staigiai taip, aš trinkt jam taip, jau viską pasiruošęs, aš turėjau gebėjausi jį. Ir nukrėtų, prieinu prie jo, pasišviečiu, nugulį, kairiai rankoje laikau fortvelį, įsipūtęs fortvelis. Aš maniau, čia pinigų tai jau bus. Ogi atidarom užlakuotą, su laku tokius, užspausytą podo, vokų prigrūsta. Reiškia parodymai ant kokių kalinių suimtų, kad rėmė, rusiškai parašyta, produktami, dengami, nadioždami. Tie žmonės jau kalėjime buvo, o aš Marijampolės kalėjime susitikau su tai žmonėmis, ant kurių buvo tie parodymai. Vėliau Andriuščenko žūtis tapo vienu pagrindinių kaltinimų Juozo Armonaičio byloje. Andriuščenko buvo itin svarbus saugumo kurjeris, gabendavęs slaptus dokumentus. Juozo paimti dokumentai buvo išdalinti apygardos partizanų būrių vadams ištirti. Ypač vertingi buvo parodymų protokolai, kurie partizanams leido išaiškinti išdavikus. Partizanam tikslas išsaugoti ir savo jėgas, reikiamam momentui sukaupti jas visas, kad išvyti okupantai savo kraštų. Bet to momento nebuvo. Antras dalykas ir gana svarbus - kovoti, palaikyti dvasią tarp gyventojų. Laukdavo mūsų ateina, laukdavo pasilgę, dar visi gyvi. Ar visi tvarkoja?